Hei, sveiki visi! Šiame video jums parodysiu, kaip nusipinti štai tokią mažą vaivorykštę, kur galima prikabinti prie raktų pakabuko, kaip pakabuką, arba prie kuprinės, arba šiaip kur nors taip panaudoti, kaip sugalvosite. Ir vaivorykštį nupinti naudojau 6 spalvas, tai reikės 12 raudonų gumyčių, 12 oranžinių, 12 geltonų, 12 žalių, 12 mėlynų ir 12 violetinės spalvos gumyčių. Ir dar reikės kokių nors 2 gumyčių kaip pagalbinių. Čia vienoje naudojau pilkas gumytes, o kitoje tokias skaidrės. Dabar dėsiu vieną tokią, kitą tokią gumytę. Ir reikės ilgų staklių, bet tik tais vienos eilutės. Tai kam yra sulūžusios staklės, bet bent jau viena eilutė yra likusi, tai kuo puikiausiai išeis ant vienos eilutės padaryti štai tokį darbelį. Taigi, ant eilutės pradėsiu dėti raudonos spalvos gumytes nuo tos pusės. Dėsiu vieną, antrą, trečią, ketvirtą, penktą, šeštą, septintą, aštuntą, devintą, 10, 11 ir 12. Ir dabar dėsiu oranžinės spalvos gumutes, taip pat ant viršaus. Bus viena, antra, trečia, ketvirta, penkta, šešta, septinta, aštunta, devinta, 10, 11 ir 12. Taip, uždėjau oranžinės gumytes. Dabar ant viršaus truputėlį paspausiu. Ir ant viršaus dėsim geltonas gumytes. Dabar, kol dedu gumytes, norėjau pasidalinti tokią nedidelę informaciją. Turiu daug subscribe, ne tai, kad daug, bet jau nemažai. Ir yra toks kanalas Gumyčių pasaulis, galite pažiūrėti tokią kanalą. Irgi mergaitė labai gražiai pina. Taip sudėjau geltonas, dabar žalias ant viršaus. Toliau labai šauni mergaitė, tiksliai nežinau kiek jai metų, bet labai miela, labai linksma yra Vytė. Ji turi kanalą Vytė Žukaitė.
Darė tokius gan linksmus filmukus. Galite pažiūrėti, jeigu jums patiks, subscribinkit, nes jis turi labai nedaug subscriberių. Gal susidraugausit. Taip, uždėjau žalias. Dabar uždėsiu mėlynas. Visas dedu ant viršaus. Dar labai šauni mergaitė turinti kanalą Vesta. Vadinasi, bet jos kanalas Ves tarpelis ta. Gražius filmukus kelia apie gyvūnėlius. Ir šiaip turi kelis filmukus. Dar šauni mergaitė yra, dabar vadinasi jos kanalas MR Gumyčių Pinėja Martinkėnai, tai atrodo, dabar tiksliai taip neatsimenu. Taip truputį nuleidžiu žemyn. Štai taip, ir dabar dėsiu violetinės paskutinės gumytės. Ir dar vieną kanalą parekomenduočiau, tai Nijolė Buckutė, atrodo. Dabar tiksliai neatsimenu, žinau, kad Nijolė. Jos vadinasi kanalas. Šių kanalų pavadinimus, jeigu jums suinteresuoti būsiu, tai paliksiu apačioje. Štai taip, uždėjau visą eilutę. Ir jau matote, truputėlį formuojasi tokia kaip vaivorykštė. Ir dabar ant paskutinio stulpelio uždėsiu vieną gumutę. Užsuksiu ją 3 kartus. Galite 2, galite 3. Ir dabar su kabliuku prakišiu pro visas gumutes į vidų kabliuką ir užkabinu pačią paskutinę raudonąją gumytę, tik raudoną gumytę, ir ją perkeliu ant sekančio stulpelio. Tada antram stulpelį taip pat iš vidaus kabinu raudoną gumytę ir taip kabinam paskutinę raudoną gumytę iš visų stulpelių. Neskubėkit, kad nepasileistų kitas gumytes, nenusikeltų.
paskutinis. Štai taip. Vieną eilutę pabaigiau. Dabar eisime į priekį. Grįžime tai yra atgal. Ir dabar su kabliuku vėl grįžtu prie tą pačią stulpelę ir kabinsime oranžinę gumytę. Tai vėl grįžtam prie pradžios ir dabar kabinsim geltoną gumytę ir galima stulpelius dar pastumti truputėlį žemyn. Ir dabar kabinsim geltoną gumytę. Tai taip, su geltona gumyte. Truputėlį patrauksim žemyn. Ir dabar kabinsim žalią gumytę. Žalią.
žalią. Dabar kabinsime mėlyną. Taip, užkabiname mėlyną, truputėlį patrauksiu žemyn ir kabinsim paskutinę violetinę gumytę. Violetinę gumytę. Ši lengviausiai kabinasi, nes jau lieka pati paskutinė. Štai taip. Ir kai užbaigiame, štai čia prakišame kabliuką ir užkabinam kitą gumutę. Patraukiu per visas ir perkabinu per kilputę ir užtraukiu. Ir galite čia primegzti šiaip ilgesnę pinutę, kad kažkur pakabint, pavyzdžiui, kad kabot ar kažkaip kaip sugalvosite. Ir nuimame savo dirbinį. Štai taip. Gaunasi vaivorykštė. Galit paformuoti kaip norit, pratampyti, kaip jau jums išeis, kaip sugalvosite. Tai štai toks video. Laikinkit, subscribinkit, komentuokit, laukit kitų video. Pažiūrėkit būtinai kanalus, kuriuos parašysiu apačioje. Ir šį kartą sakau iki.